Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Mulas ir šiandien mes žaisim Minecraft'ą statinių mapą. Taigi šitas statinių mapas neatsisiųstas, o mano tiesiog užvadintas single player mapas. Tai kodėl jis vadinasi statinių, dėl to, kad mes čia statysim, tai va spawnas toksai bus. Po to turbūt iš šito statinių padarysim servą ir ten žais daug žmonių. Bus toks miestelis pastatytas, tai kol kas galėsim statyti, su redstone dirbsim dalykus, gal jūs kažką išmoksit ar dar kažką. Tai kai kurie žmonės manęs klausia, kokį texture packą tu ten nešioji, labai gražus. Tai štai tas texture packas, Fine Full vadinasi, kaip čia parašyta. Tai Fine Full, tai šitas texture packas yra tikrai man patinkantis, labai geras ir turbūt daugelį žmonėms. Tas pats kaip paprastas Minecraftas, tik kad grafika žymiai geresnė dirbtus. Po to galėsiu, jeigu norit oficialiai dėl to texture packo, kad užšiau video, parašykit komentaruose. Bus sukurta, ką aš čia dabar pridirbau. Blemba. Iš vieno žaidimo reikia Q raidę spaust, kad atidaryti inventorių, aš vis Q ir Q spaudžiu. Aš tikiuosi, taip ilgai nebus, na gerai. Tai dabar statom. Taip va. Taip va. Tai ką dabar statysiu, tai fontaną statysiu. Iš pradžių statysim fontaną, po to statysim dar kažką, tai fontaną labai jau tokį įspūdingą nedarysiu. Gal biškutį lėvą, tai dabar vandens reikia, nes vis tiek žmonės žiūrėkit. Šitą fantastiškam fontanui tenais reikia biškį daugiau darbo įdėti, nes fantastišką fontaną reikia statyti jį tiesiog ilgai, nes didelį galima statyti. Didelis yra jau, kaip sakant, geras, tas puikus fontanas. Tai vat. Dar ką noriu pasakyti, tai noriu pasakyti, kad filmuoju su Frapsu, nes man jis kol kas kokybiškiausias, nėra lago, tik truputį, kartais užlagina, sumažėja FPS ir būna bach, bet vis tiek praeina tas ir viskas. Na tai fontanas kol kas bus toks, tai ką dabar pastatom, tai gal dabar pastatysim, nežinau, statulėlę kokią nors ar... žinau, pastatysim, jeigu tik man pavyks, man tokį gražų statinį, bet tik jeigu man pavyks, tai man reikės kvarco. Bet jeigu nepavyks, nepykit, jau ten kaip išeis, taip išeis. Jeigu labai gražiai neišeis, nepykit vis tiek. Aš suprantat, nesu pats geriausias statytojas, bet suplanavau vis tiek šitus video žiūrėt, gal kažką išmoksit pats, gal kažką išmoksit jūs ką nežinot. Ir vis tiek nesu toks siaubūnų statytojas, kur iš vis nežinia, ką ten stato. Tai vat. Tai manau, kad vis tiek pastatysiu ne tokį jau baisų dalyką, ką dabar planuoju statyti. Tai jeigu kas norit sužinot, ką planuoju statyti, tai tokį kaip tokį gražų namą. Iš tokių pastatysim. Taip čia bus tokie kaip laikyt, tokios kaip stulpai. Laikymo stulpai. Kaip ten jie vadinasi iš tikrųjų, nežinau, bet čia toks vienas namas paimtas iš graikų. Nežinau, bet jis man gražiai atrodo ir daugelio servų yra tokie pastatyti statiniai. O tokie su tokiais man labai gražiai atrodo. Tiesiog, gražus jie yra, tai aš planuoju pačiam išbandyti save pastatyti. Jei man pavyks, jei nepavyks, nepykit. Jau nepavyko, ką aš galiu padaryti. Nesu profo statytojai, ne taip kaip kiti tenais jau eina ir lošia. Dink iš šią karvę. Dink. Gerai. Išrūrina eina iš šitos vietos. Tai ką dabar dar norėčiau pasakyti, tiksliai, dabar dar norėčiau pasakyti apie Team Fortress 2 video, taigi jų galit laukti, nes jų bus tikrai dažnai, nes man TF2 tikrai labai pradėjo patikti, jis vienas iš mėgstamiausių mano žaidimų dabar, ką turiu namie.
Nežinau, gal tokio dydžio užteks. Kol kas tokią pastatom. Žiūrėsim vėliau. Kol kas iš mano mėgstamiausių geimų yra Team Fortress 2, antra vieta turbūt Minecraftas būtų, o trečioje net neįsivaizduoju. Trečioje nežinau, kas gali būti trečioje vietoje. Tai vat, jeigu dabar girdėt garsą, nepykit. Na nežinau, man šitas statinys neišėjo, bet taip sakant, ką pradėjau, taip ir tą ir baigsiu, bet biškį baigsiu kitokiu būdu. Kitokiu būdu nei turėtų būti šitas statinys. Nežinau, kaip man čia išeis, bet pasistengsiu gražų pastatyti. O, man čia neužsidėdavo gerai. Iš pradžių ant šitų sustatysim kopėtėlės. Čia reikia sujungti. Čia irgi reikia sujungti, kad atsiminčiau kurią pusę. Nu va. Ir kaip matau, jau artėja naktis. Tai šitą epizodą aš statysiu per kūrybinę. Bet jeigu norit dar parašykit, tai galiu iš naujo pradėti kurti išlikimą, tikrai stengsiu labiau, bus įdomesnis, net ir tas pirmas epizodas. Dabar žinau, kaip padaryti, galėsiu kurti žymiai ilgesnius video, 30, 20 ir dar daugiau, kiek savo norėsiu. Tik kad man ilgai kels, jeigu labai jau ilga apie valandą. Ir turbūt jūs nežiūrėsiu tos valandas, nes labai jums bus nuobodu, tai aš jau geriau padarysiu epizodais. Bet jau ne tokį ilgą, tai vat, žinau, kaip reikia daryti, tai va dabar jums bus ilgesni video, pavyzdžiui, Hunger Gamesai. Pavyzdžiui, nes Hunger Gamesas tikrai gali filmuoti ilgiausiai, gali ta vieta užsitruko nors ir 3 minučių, nes tikrai Hunger Gamesai yra ilgas žaidimas, ta prasme, jeigu moki žaisti ir ten gerai žaidi ir tiesiog ten slapstaisi ir vaikštai čestų ieškai ir taip toliau, tai tikrai ilgai gali žaisti ir aš ten lygtais mačiau jo, su Golden šarvais arba skeletus arba zombius. Manau, kad skeletus, nes kojas tai trumputės. Tai vat, pastatėm šitą kol kas. Nežinau, čia dabar man statyt, nestatyt, ką man čia dabar gerai būtų. O, va, šovė į galvą nebloga mintis. Jeigu aš, pavyzdžiui, padaryčiau tokį būdą, pavyzdžiui, šitaip, vat, tada šitaip, čia nesvarbu, koks blokas bus, nes jis nesimatys, šitaip va, pavyzdžiui, ir va šitaip. Na, gal dar ir visai neblogai išėjo, kaip jūs manot, parašykit komentaruose, kaip man išėjo šitą nesąmonę pastatyti. Gal neblogai, gal blogai. Ir šitoj nesąmonėj, nežinau, PvP arenų tikrai nebus, ką čia tokiai PvP arenai darysi. Manau, kad šitas gerai būtų, pagalvokim, kam šita gerai tiktų. Palaukit, o jeigu aš padaryčiau taip, manau, kad negražiai atrodys. Jei aš padaryčiau taip. Taip, gražiai ar negražiai? Manau, kad negražiai. Pabandom pažiūrėti. Ne, tikrai negražiai atrodo. Bet tas tikrai tiktų kažkur tai. Čia kas galėtų būt. Na, čia galėtų būt, pavyzdžiui, kokia kasykla, nežinau. Jo. Kasykla kokia galėtų būti. Arba taisyklės servo, pavyzdžiui, nes čia gali būti ir servo, žinokit, galiu pastatyti ir po to draugų pagalba šitą mapą pakeisti servo ir kad čia žaistų žmonės, tai aš manau sugalvojau, čia gali būti kasykla, jo. Bus kasykla. Čia buvo techninės sklandumų, sorry. Gerai, o tęsim toliau. Čia biškė soriukas. Reikia duris sudaryti gerai. Na kągi mes čia turim. Iš ko čia gražiau daryti? Smaragdas. Gerą mintį man.
iššovė. Va, žiūrėkit, jiem taip negražiai būtų, pavyzdžiui. Iki tam tikro lygio, kol dirtas baigtųsi, pavyzdžiui, būtų šitas. Šitas būtų. Bet čia viskas būtų apdėliota ir dar būtų pagražinimų. Tai apie tiek šį peką pasakiau. Ai, apie dar blogą garsą. Nu tai apie dėl šito žinau, aš pats žiūrėjau savo video tą apie TFD praeitą. Dėl garso nepykit, žiūrėk, tikrai manoma, aš pats žiūrėjau, man viską girdėjau, viską supratau, tik keliose vietose tai nelabai aišku buvo, bet supratau, ką galima padaryti, kad jūs mane geriau girdėtumėt. Tai galima tiesiog pristildinti labiau žaidimo garsus ir viskas, tik tiek ir reikia. Ir tada jūs mane geriau girdėsit ir aš stengsiuos kalbėti biškį taip lėčiau, kad aiškiau būtų, jūs mane aiškiau išgirsit, bus geriau. Apie video ilgumą turbūt pasakiau, kad kursiu daugiau nei 20 minučių. Jo, turbūt sakiau, dėl to, kad aš jau filmuoju, nežinau, kokį trečią kartą, nes vis susimaldavau dėl tų statinių, vis nepavykdavo, tai va dabar va pavyko, tai dėl to jau labai nepykit, kad filmuoju gal kokį, nežinau, kokį trečią ar dar kažkelintą kartą ir taip neatsimenu nieko, dėl to nepykit. Ne, atsimenu, bet tiesiog smaišaus, atrodo, sakiau, nesakiau, taip įdomiai girdis. Tai va, čionais bus negalima iškirst kol kas. Ir čionais dar vis bus šitie, tai turbūt jau epizodą greit baigsiu. Čionais buvo tiesiog tokie, kaip jums matymas, kad aš kursiu tokius biški įvairius video, bus ir tokio dalyko turbūt, kas dar nėra sukūręs. Aš dar nemačiau žmogus, kuris sukūrė, pavyzdžiui, statinių mapą gal sukūrėt, nes tų youtuberių lietuvių ir anglų yra labai tikrai daug. Tikrai, virš 3 milijonų gal net bus, gal net daugiau, nežinia. Bet tikrai, kad jų yra daug, tai jau čia tikrai. Manau, kad šita tvora gražiai atrodytų. Čia apdėliot, pavyzdžiui, įėjimas būtų tik čia. Gerai būtų. Gerai atrodo. Štai. Manau, kad neblogai sukūrėm kasyklą, čia mes galima bus kasinėtis, ten po to padarysiu raidą, ten statysim namelius kokius ar dar ką. Čia spaunas, fontanas, manau, kad gerai dar viskas atrodo. Tai va, apie šitą epizodą tiek ir prenumeruokit, laikinkit, komentuokit. Sėkmės ir iki kito pasimatymo. Ate.